aš cirkuliuoju chronišku gripu. Halo, halo, tenka dirbti sergant, aš vykdau darbą. Patys suprantat, buvo nelaisva Lietuva, buvo viskas apribota, išvykimas į užsienį buvo apribotas. Galėjom išvykti nebent į Lenkiją, geriausiu atveju. Dabar turim daugiau laisvės, visur galim vykti. Kaip ir sakau, tarybiniai pastatai, nors jie ir tarybiniai, bet dabar viskas keičiasi, renovuoja. Tai daug skiriasi. Daleiskim, kad ir tais pačiais rūbais neturėjom galimybės kažką nusipirkti vakarietiškų rūbų. Maistas tai tikrai prastas, gaudavome tik tai ką? Paketus. Tada buvo paketai. Žinot, ką reiškia paketai? Nu jo, taip. Ne, paketai tai yra tokie, kaip, pavyzdžiui, švenčių proga ar ką, įstaigos skirdavo tenai kavos pakelį, ten žirnelių, silkės, atsimena? Aš šito neatsimenu. O buvo šitas dalykas. O aš turėjau. Tai jūsų gerai būdas dirbo, už tai ir turėjo. Čia dar priklausė taip. Blatas buvo. Tuo laiku, kai tu Tada buvo labai didelis blatas, parduotuvės tuščios, kas turėjo kokių nors pažįstamų gerų arba pareigas aukštas. Jie turėjo net specialias parduotuvės apsipirkti. Buvo nurodoma, kuo galima tikėti, Dievu tikėti nebuvo galima, kuo galima su kuo bendrauti, su kuo kažkas, jeigu užsienį giminių, kažkas emigravę buvo ir mano giminės ten Jungtinėse valstijose, su jais bendrauti nebuvo galima, visus laiškus apribodavo. Jos darbuotojams buvo. Partijos darbuotojams specialiai mašinos atveždavo maistą ir net tos, kas turėjo moterys, nesuvalgydavo, tai išdalindavo kaimynų. Aišku, čia yra, kaip sakant, dar senesnių žmonių, kurie sako, gal buvo geriau prie tarybinių laikų. Ne, nebuvo geriau. Vienareikšmiškai ne, yra šiuo laiku daug geriau ir tikrai nenorėčiau, kad grįžtų tie tarybiniai laikai ar kad kaip kiti čia kažkas nori, to tikrai ne. Manau, kad ir mano kartos ir jaunesni tikrai nenorėtų tos tarybinės priespaudos ar kažkokios kitos priespaudos. Tai manau, kad vienareikšmiškai 100 kartų geriau dabar. Už taip, kad pažiūrėjau, pokario metais, pavyzdžiui, mano anytai 93 metai, jinai buvo išvežta į Sibirą. Jinai buvo dar jauna, su tėvais išvežta, kad padėjo partizanų žaliuką. Išvežta, jie ten pragyveno, jie ten išgyveno. Jinai tiek dabar, kaip sakant, užsigrūdinus, kad jai 93 metai, jinai dar laksto visur. Žmonės pragyveno ir ten net vaikus gimdė. Mano, pavyzdžiui, Sibirė, taip, vyro brolis gimęs 54 metais Sibirė. Ir parsivežė su mažulėliu už Sibirą. Tai kad ten irgi meilė buvo.
vaikystė, jeigu turi gerą, mylinčią šeimą, tai vaikystė visą laiką yra puikiai, nesvarbu kokie yra laikai. Aš jaučiau tą identiteto svarbą, kad tai yra svarbu jaustis lietuviu, o ne tarybiniu žmogum, nes tarybiniais laikais bandė tą lietuvišką identitetą nuslopinti, nes, pavyzdžiui, mokykloje mes labai mažai mokėmės apie Lietuvos istoriją. Vaikam buvo geriau, jaunimui buvo geriau negu dabar. Žmonės buvo visi lygus, nebuvo kaip pasiskirstimo, kaip dabar. Būtent kaip Lietuvoje, ten vieni turtuoliai, kiti runkeliai pavadinti, žinai. O visi gyveno tuose pačiuose daugiabučiuose, šalia gyveno profesorius, kitam būte gyveno paprastas darbininkas. Vienodomis sąlygomis, atlyginimai buvo panašus, žmonėms visko užteko. Nebadavo, bedarbių nebuvo, kas norėjo, tas dirbo, darželiai nemokami, mokslas nemokamas, vidurinis mokslas, aukštasis mokslas. Netgi jeigu tu mokiniesi universitete ar institute, tu dar gaudavai stipendiją, ten, sakysim, 40 rublių į mėnesį. Ne tu moki, bet tau dar moka, kad tu mokytumės gerai. Man jau kai buvo kokie 12-13 metų, mes jau su bendraamžiais kalbėdavom, kaip gerai būtų, kad mūsų šalis būtų nepriklausoma. Ir mums visiems ta tema buvo labai svarbi ir aišku, mes žinojome, kad apie tai garsiai negalima kalbėti. Tai visi saulės baterijų prisistatė. Ar vis tiek jisai degs? Kodėl taip atsargiai, kad čia avarijos buvo? Visą laiką kažkur toks jauti, kad vat, tas saugumas kažkur čia kažką, tai žinai, visą laiką toks, žinai, ten nelabai bijoja kažką ir pasakyti, žinai, ten vat tokio, žinai, nes nežinai žmogaus, ar jisai čia su tavim taip, žinai, kaip sakant, ar jis specialiai nori iš tavęs kažką ištraukti, žinai, tau kažką ten. Ten ta įmonė, kur aš dirbu, ten buvo šalia Seimo rūmų, ten sekretorius. Nu, tai kai tik tai ten koks treliavimas su kariuomenė ar dar kas nors, tai ten buvo sąjūdžio grupė, tai mes visi ir bėgdavom ten prie Seimo. Nu, prisėjo tenai iš anos pusės Seimo, ir iš tos pusės, kur ten buvo tie rusų daliniai, kur buvo ten karinis miestelis. Ten naktį būdėdam, ten žiemas, šaltam, laužas susikūrėm, prie to lauželį, įsikai ten jeigu pasirodytų, tai tada turi pranešti, kad ten važiuoja. Na, po to čia tankai važiuoja, žinai, tai tu prieki stovimo, tai važinai, susikabinę rankam, žinai, gerai. O moteriškis ten lenda po tais tankais, žinai, ten jau čia, ten, sakau, ten daugiau, žinai, sveikatos pavyzdys. Ten su jom kovojam, žinai, kad neįlystų parytame, žinai, prie to tanko. Nu, šiaip tenai buvo, ten, nepapasakom, ten laužai degė aplinkui, vaikštų, tai arbata, ten buterbrodų prinešusi, lašimą.